Sveiki visi, dar vienas mano įrašas, šį kartą e-sveikatos tema. Čia porą dienų jinai neveikia, kas girdėjot, negirdėjot to, daug čia visokių keiksmažodžių, epitetų, pokštų buvo. Dar vakar ministrė sveikatos išstojo su mintim, čia 15 milijonų skirti sveikatos komandos iškelimui į atskirą instituciją, tarsi čia kažkokia gera idėja, tai vat ir šitą idėją galima apsvarstyti. Ir šiandien ir norėčiau pašnekėti iš viso, kas yra ta sveikata, kaip jinai atsirado, kas ten vyksta joje, kokios problemos yra iš tiesų ir ko reiktų joms spręsti. Ir aptarti ir ministrės šitos paskutinius pasiūlymus bei lūžimą dabartinį. Taigi galim pradėti eiti nuo pradžių, kad iš esmės tai, kad sveikata atsirado tikriausiai prieš 20 metų, tokia pirminė tas konceptas, idėja, tai man atrodo prie ministro Padaigos. Ir kas nutiko, kad iš esmės tapo aišku, kad reikia skaitmenizuoti mūsų tą visą sveikatos sektorių. Na ir mes čia buvo svarstama, ką daryti, tai kadangi kiekviena ten ta gydymo įstaiga sakė, mūsų čia viskas unikalu, patys norime, čia taip netiks, nepadarysit čia centralizuotai ir dar tų pinigų toks iš ES plūstelėjo didelis kiekis. Tai buvo priimtas sprendimas, kad sveikatos ministerija grubiai atsakinga už tą visą bendrą korą, tą pamatą sveikatos, kuris vadinsis SPBI, o už kiekvieną ir tada kiekviena sveikatos institucija kursis pati savo sveikatos sistemą, kurios vadinsis ten tais HISais. Idėja fantastinė tiesiog, jeigu taip dabar žiūrint. Vietoj to, kad mes tiesiog sukurtumėm kažkokį sprendimą, pasiūlytum tom ligoninėm, leistumėm prisiprogramuoti papildomus moduliukus, kuriems reikia, mes tiesiog kiekvieną padarėme kaip produktų, kurie kaštai šovė į viršų, bet toks buvo priimtas sprendimas. Taigi, kiekviena ligoninė pradėjo kurti savo atskirą sprendimą. Ir tai, kai dabar mes girdim, kad tam pavyzdžiui neveikia ta sveikata arba skundus, tai yra nemažas šansas, kad tos ligoninės ta sistema neveikia. Taip būna ir ta pamatinė sistema neveikia, dėl jos neveikia ligoninė sistema, bet ne ką rečiau neveikia tiesiog ta pati ligoninė sistema. Mes kaip visą laiką vienoje ligoninėje vieną dieną neveikia, kitoje antrą, trečią ir klausantis atrodo, kad iš viso ta sveikata neveikia. Bet taip tiesiog buvo priimti tokie sprendimai dėl tos architektūros. Ir dabar, kai susikūrė tos ligoninės savo pradėjo kurtis, o kas nutiko su to branduolio SPBI sistema, tai buvo toksai, visa Europa bendrauja tokiu VHIR standartu, toks sveikatos šitų duomenų standartas yra, tuo metu buvo kažkelinta viena pirmųjų versijų, dabar jau yra gal 6 versija. Na ir ką jisai reiškia, kad ten tie duomenys tam tikrų formatų turi būti perduodami tarp Europos šalių. Ir tie duomenys formatas yra toks grubiai XML pagrindu. Tačiau irgi neinant į detalės, XML yra kaip prašyti, kaip ten tie duomenys struktūra atrodo. Ir jis kokį 100 kartų išpučia tą duomenų kiekį. Tai jeigu tu nori, pavyzdžiui, nusiųsti savo vardą pavardę, tai jeigu siūstum tiesiog vardą pavardę kažkur ir siūstum XML užkoduotą, tai ten 100 kartų tikriausiai daugiau žimtų tas pranešimas XML. Jis turi savo prasme, bet ką čia padarė, čia geniali idėja šovė, o tai padarom ne tik tas vietas, kurios reikia padaryti tuo standartu, bet visą sistemą padarykime ant to standarto. Reikia, nereikia ir tada iš viso net nereiks galvoti, kai ES kažką reiks ant kitą sistemą siūsti, viskas bus tuo pačiu formatu. Tai, kad tai 100 kartų išpūs kiekį duomenų, tai čia jau bus ne mūsų problema tikriausiai. Toks buvo priimtas sprendimas ir čia kaip nors serverių kiekį padidinti, čia viso gero darom. Tai buvo pradėta daryti ir dar tas formatas turi tokį niuansą, kad jis dar yra, man atrodo, kaip suprantu, pasirašyti duomenys turi būti. Tai kartais ateiname tokį dabar apribojimus, kad ten, pavyzdžiui, tau nedarbingumo išrašė daktaras ir tau supranti, kad nereikia to nedarbingumo. Turiu kolegą, ten turi verslą, ten išrašėm tą nedarbingumą, po to suprato, kad jam nereikia to nedarbingumo, įgrūdo per prievartą, tada suprato, kad į komandiruotės nebegali skraidyti, ten toliau turi dirbti ir viskas, taip, žmonės kartais taip, sakau, kur sunkiai suprantama, bet kai kurie taip tiesiog, nesvarbu, kad ranka lūžus, bet tu vis tiek dirbi, nes ten tavo verslas, tavo įdomu. Ir po to supranti, kad ten sunkiai kitas daktaras nelabai ir gali pakeisti tą, atimti tą nedarbingumą. Žodžiu, tokių problematinių vietų nemažai įsiveliam, bet, sakykime, toks formatas ir tai, kas dabar nutiko, ta sveikata užima apie 500 terabaitų duomenų bazė vietos. Tai čia nežinau, net su kuo palyginti, aš esu su 10 terabaitų duomenų bazė dirbęs, tai čia tikrai daug buvo. Atsimenu, bet kokie pakeitimai struktūriniai, ten jau tikriausiai parą gali laukti. Čia nežinau kas. Tai dabar, dėl ko ir buvo čia šitas lūžimas, tas kelias dienas, ką mes matėm, tai koks buvo projektas daromas, bandoma optimizuoti duomenų bazę, bandoma padaryti, kad išsitrintų tie seni duomenys. Čia kaip aš suprantu, kas buvo daroma, tai ta prasme, kad tiesiog nebeaugtų taip greitai ir dar sumažint pačią duomenų bazę. Ir matyti tą optimizaciją darant, kažkur užklausose buvo padarytos klaidos.
Ir tiesiog tas, kai tokie kiekiai, žinokit, ten maža klaidelė gali lemti poros dienų nevykimą, taip yra patys. Ta prasme, ir ką aš labai dar norėčiau pasakyti, ir čia toks svarbus momentas, mes dabar tarsi kaltinam tą komandą sveikatos, pasišaipom, pasijuokiam. Pažiūrėkit, tie, kur sukūrė tą sveikatą, kurie priėmė tokius sprendimus, jų seniai nėra. Nėra ir tų, kurie ten su tais sprendimais dirbo ir dar po to, tų, kur dirbo, nėra. Dabar yra absoliučiai kiti žmonės, tokie kaip jūs ir mes, atėję norintys sutvarkyti tą sveikatą. Bet ten, tiek yra pridirbta, tiek yra prisukta, kad yra tikrai sudėtinga. Tai dabar, tai šitą norėčiau, kad žinotumėte ir suprastumėte. Galite ten juoktis, jeigu norite, bet žinokit, žmonės atėjo, tikrai esu pats bendravęs su noru ir idėjom. Ir kitas dalykas, dar prieš kelis metus, įsivaizduokite sveikatą, ten, nežinau, ten keliasdešimt milijonų projektų sukasi vertės. Kiek dirba žmonių? Porą, ten keli žmonės dirba. Tiesiog, taip gali irgi valstybei būti, tokio dydžio projekto. Įsivaizduokit, versle turit keliasdešimties milijonų eurų, ten, nežinau, ten 10 projektų, porą žmonių kuruoja viską. Tai čia pasmerkta, failui. Tai tokiais sprendimais, taip ir buvo ateita iki tokio momento kaip dabar. Ir tai kas dabar nutiko sveikatą, kad dabar ta komanda yra būriama po truputį, dėliojama, tų žmonių jau yra, ta prasme, kažkokia ten ir architekto pozicija atsiradusi, ta prasme, ten dizainerio pozicija, bet tai dar toli gražu nuo to, ką reikia, mes dar neturime. Ir tai dabar galim pasižiūrėti, kokie momentai dabar iš viso yra ta sveikata ir ką čia ta ministrė siūlo. Tai pirma problema yra, kad tas vadinamas backlogas sveikatos. Backlogas yra tas darbų sąrašas, jis yra porai metų į priekį, nes kaip viskas veikia, yra registrų centras, yra sveikatos ministerija. Ir sveikatos ministerija, kur dauguma nėra matę tos sveikatos sistemos, aš taip spėju, bet aš manau, kad čia kaip visą laiką mano spėjimai paremti ilgalaikiais stebėjimais, manau, yra labai gana tikslus, nėra matę dauguma sveikatos tų vietų, kurias jie kuruoja, kaip atrodo, ir tiesiog pakeitimus rašot. Šiandien geresnė diena, parašysim vieną, blogesnę kitą, kažkas pasiskundė, rašom trečią, bet kaip tai ten toj sveikatai atrodo, kas ten vyksta, koks skirtumas. Ir tuo pačiu dar įsivaizduokit, tas visų gydymo institucijų tie hisai yra, kur kiekviename irgi vieną pakeitimą padarai, tai kiekviena institucija turi persiprogramuoti. Įsivaizduokit, šitų kaštų tai mes nematom, nes jos ant institucijų nugula. Mes matom tik tų, kur girdim tos 10 milijonų SPBI, tai to pamato, kur sveikatos ministerija kuruoja. Tai čia dar irgi suprasti, kiek kainuoja mums visas šitas. Ir tai kas nutiko, tai kas yra, tai ta sveikatos ministerija tiesiog leidžia tuos savo pakeitimus ir registrų centras tiesiog kaip, nežinau, čia tai gal negražiai pasakysiu, bet kaip šiukšlių dėžė, ten viskas krenta ir ten tie vargšai žmonės turi dabar iš to kažką suprasti ir padaryti. Nėra tai, kad čia kaip partneriai visi sėdi, mane bandom suprasti, ko čia reikia, kur problematika, ar mes spėsim, ar galėsim padaryti, ar įmanoma, neįmanoma. Važiuojam tiesiai. Ir tai čia jau vienas, tai reiškia, kad čia turim problemą. Kita yra, kad šiuo metu vyksta daugybė atnaujinimų. Tai vienas dekomponavimo projektas, ten, nežinau, 25 milijonų projektas, kur ten tikslas moduliais perrašyta visą monolitinį dabar struktūrą. Čia aš nežinau, čia ne kai lėktuvo variklių perrinkimas skrendant, čia kai visą lėktuvą išrenki skrendant, tada to savo kėdės su daug detalių maišų skrendi ore ir bandai iš naujo surinkti tą lėktuvą, Čia kažkaip tai, bet tada tai čia tik vienas projektas. Šalia dar yra to standarto, į tą naują HIR, kur minėjau standarto perrašymas į 6, man atrodo, ar 5, ten yra ta versija. Čia ne ką mažė, čia duomenų struktūra, reiškia, visa keičiasi. Toliau, kas krūva kitų pakeitimų yra visai, kur ten kažkokie buvo nauji modeliai, naujos funkcijos prigalvotos tų sveikatos ministerijos, tų žmonių, ir ten čia vyksta, nežinau, ten spėčiau 8, 9, 10 projektų. Dar kas yra, kad viskas absoliučiai yra outsourcinama, Tai reiškia, kad mes neturime jokių programuotojų, nieko, ten tiesiog viskas yra įmonėm. Random skirtingos įmonės laimi skirtingus konkursus ir ten kažkaip jos visos kažką turi padaryti. Tai jau čia įsivaizduokite, kaip čia nais vyksta. Ir dabar, kokie ten, pavyzdžiui, rangovai dirba, pavyzdžiui, aplinkos ministerija, tokie vieni rangovai dirbo, tai mes juos išmetėm už ten piktybinį kenkimą. Ta prasme, realiai mes paprašėm, kad jie mums kodą grąžintų ir diegimo instrukcijas, nes jie valdė, tai mūsų pasiuntė, ta prasme, taip gali būti. Tai mes ten likom vieni, atsimenu, išsikapstėm, ten šiaip taip atsirinkom, išsinagrinėjom, kas ten buvo padaryta, kokį mėnesį vargom. Bet taip rangovai gali su tokiu požiūriu, o jie, kur jie dabar yra? Sveikatoje darbuojasi, tai spėkit, ar kas ten bus padaryta. Kad pinigai paimti bus, tai tikrai nebijoju. Bet kad ar kažkas bus padaryta, tai va čia tai galėčiau lažintis, kad nelabai kažkas sėkmingo. Tai jau čia mes turim tokį, jau čia taip toliau judant. Viskas finansuojama šiuo metu iš daugumą projektų iš ES lėšų. Ką tai reiškia? Kad tai yra, pavyzdžiui, baigėsi periodas ten kitų metų vidury. Nesvarbu, kad tu nespėjai padaryti, kad tu viską darai šiaip gerai, bet tu tiesiog laiko trūksta. Tu darai dar metų, kad padarytum fainą dalyką.
kitų metų vidurys, turėjau priduoti tą projektą. Tai kaip jūs manot, kas bus? Tai kas nors galvoja apie tą rezultatą, pokytį, apie vartotoją, galvoja, kaip priduoti tą projektą. Viskas, dabar jau pradedi galvoti apie tai, kas bus, kai auditas ateis. Ne? Tu negalvoji apie tą pilietį, kas bus, kai jis prisijungs, nes tau natūraliai, nes kitu atveju tu liksi kaltas ir turėsi daug problemų. Ir čia užkoduota yra problema šitoje vietoje. Taigi, toliau, kas ir dabar, ne, tai ko iš tiesų reiktų tai e-sveikatai? Kaip jie čia sutvarkyti, ką reikia padaryti, kad visų pirma, tai tas politikos grupės sveikatos ministerija tiesiog, nežinau, išsiųst metam atostogų, tiesiog uždaryti, užrakinti grotas ant langų, užrakinti ir tiesiog atpalsėtų visi žmonės ir neįsivaizduoju, kaip kitaip sustabdyti tą norą, tai aš tokį šitą pasiūlyčiau variantą, tiesiog pailsį, ne, tai tam, kad mes bent jau apsitvarkytumėm su tuo, kas yra. Tada reiktų komandą formuoti. Tai dabar reiškia, kad mes ten turim dabar tikrai fainų žmonių, bet tai reikia kiekvienas ten tas modelis turėtų turėti savo produkto vadovą, savo kažkiek tikriausiai ir analitikų, turėti korą visą, turim in-house, turėti, aiškiai, patys programuotojus, architektus turime turėti, kurie patį pamatą prižiūrėtų sistemos patys įprogramuotų ir to pačiu kuruotų visus kitus komponentus, jeigu juos outsourcinam išorę, ne? Tai reiškia, kad mūsų pagrindiniai programuotojai, pagrindinės galvos žiūri, ką ten daro, kad nedarytų kažkokio nedarytų kažkokio, ten kaip jie sumastė, o laikytųsi tam tikrų standartų. Tai būtų su vizija, su kažkokiu planu tas daroma. Ir užsibaigti esamus projektus reiktų, dabar mes vėl naujų čia norime, ne? Tai prasme, įsivaizduokit projektai po 20 milijonų, po 25 milijonus. Apie ką mes šnekam, mes dar naujų norim pridėti. Tai čia užsibaigti šituos reiktų projektus, kad galėtume iš viso pažiūrėti, kur mes esame. Ir tada pamiršti iš viso ES pinigus. Prasme, tik tai iš biudžeto finansuojama, kad turėtumėm visą laisvę veikti, jokių ten tų deadline'ų pagal iš galvos, tiesiog mes patys darom, matom, dėliojamės, jeigu reikia prasitęsiam, padarom anksčiau, galbūt super, bet turėti lankstumą čionais. Ir kitaip sakant, pasakyti, pripažinti, kad turim daug problemų čionais, dabar atsisėdame, pasižiūrim, kur esame, susistabdom visas fantazijas ir backlogą pildymą, susibildinam komandą, kurios reikia ir ramiai pradedame tvarkytis. Ir kas tada nutiks, ta komanda pradės dirbti, pradžioj tvarkysite, kada daktarai pradės jausti, kad čia kažkas geriau vyksta, ne, fainiau, po truputį, po metų, dviejų, bus galima tada ateiti kažkokius darom sisteminius pakeitimus, ar ten perrašom naujai, ar dar kažką, kai jau bus tos žinios, supratimas, tada galbūt išleisti bendrą visom poliklinikom, tą HIS sistemą, kur padaryti ją lankščią, valdomą, paprasčiau, modulinę, kur galima būtų tiesiog sukeisti su esamom sistemom dabar, kad nereiktų tom poliklinikom vargti ir kai kažkas keičiasi, kad ne kiekviena keistų ir mokėtų atskirai, o vienoje vietoje tai būtų pakeičiama. Ir ką dabar turime iš sveikatos ministerijos, visą tą vadžinant, ne, išstoja ministrė vakar ir sako, žiūrėkit, reiks, žinot, ką darom, iškelkim iš registrų centro viską į naują instituciją. Tam reikės 15 milijonų eurų. Ta prasme, būtent dėl tokio neadekvatumo, būtent dėl tokio valdymo šitos visos sveikatos mes ir esam tokia momente, kaip dabar, nes visi ministrai iki tol, turėjo buvo tokio požiūrį, nieko nesupranta, bet nori būtinai kažką daryti. Tai kokią problemą spręs iškelimas į kitą instituciją, aš jums garantuoju, ministrė neatsakytų, bet galiu aš jums atsakyti, kokią spręs. E-sveikata, tai yra registrų centro dabar problema, nes oficialiai yra registrų centre, kaip čia, backlogo registrų centras nekontroliuoja, lūžimų daug, problemų daug, ta sveikata tikriausiai didesnė negu visos kitos registrų centro sistemos kartu sudėjus. Ir iš nuolat už tai prausiamas yra. Išmetam į atskirą instituciją ir nuo jų galvos dingsta problema. Ar problema dingsta nuo mūsų kaip piliečių galvos? Ne, jinai nieko nedings, jinai dings nuo registrų centro galvos. Ir aš jo suprantu, ta prasme, normaliai, šiaip tai negali čia pykti, nori tiesiog nusikratyti, ne savo problemos. Bet ministrė turėtų būti už tai atsakinga, ne, už tą supratimą. Nuo mūsų, jinai turėtų mūsų problemas spręsti. Dabar jinai sprendžia registrų centro problemas mūsų pinigais. 15 milijonų eurų. Už ką čia dabar tą reiks mokėti? Kodėl jos tai reiks mokėti? Tai kultūrai pinigų trūksta, ne, trūksta mokytojų pinigų, trūksta gamtosaugai pinigų, bet čia, tai mes 15 milijonų pats galime įmesti, neaišku kur. Tai čionais, su tokiu požiūriu, iš tiesų labai liūdna matyti tą tokį gal supratimą iš pačios ministerijos, nes tai, kad pakeisim formą, tai nieks nepasikeis. Pradžio mums reiktų registrų centro viduje, tai, ką ir pasakau, paimti ir susitvarkyti visą šitą. Žmonės yra svarbiausia, ne pinigai. Kokius tu žmonės, tu iš viso gali gebėti prisikviesti žmonės, pradėkime nuo to. Ir kai matom, kaip šitai vyriausybei sekasi kviesti gabius specialistus, tai tikriausiai šansų nėra daug, kad mums šiandien pavyks kažką prisikalbinti.
Taigi turim tokią situaciją ir iš tiesų aš tik tai norėčiau, nežinau, palinkėti tai pačiai e-sveikatos komandai stiprybės, ryžto toliau tęsti tos darbus, net tokioje aplinkoje, kokią matom dabar. Ir kažkaip tikiu, kad viskas bus gerai, bet sveikatos ministerija, nežinau, sakė, jie čia konsultuosis dabar su ekonomikos ministerija, dar kažką. Aš labai norėčiau sudalyvauti konsultacijai, pamatyti, su kuo tu ekonomikos ministerija gali konsultuotis tokiu klausimu. Arba tai ta konsultacija padaro viešą, tada visi ateina, pasižiūrim, ar mes teisingai suprantam tas problemas, ar jie teisingai jas matom, ta prasme, 15 milijonų, čia didžiuliai be proto pinigai. Ir, tai toksai... Tokia ta realybė. Ir dar žinant, kad sveikatos ministerija nuo ko pradeda tokį projektą, aišku, studija kažkokia, kaip čia daryti, užsakymai, spėjau, kokių ten 100 000 kainavo, aš taip spėjau, bet mažiau, gal daugiau. Už mūsų pinigus, tai ką čia daryti? Ta prasme, ne studijos čia reikia, aišku, kad čia reikia daryti, čia tiesiog sėsti ir dirbti reikia. Tai to ir palinkėčiau pagaliau sveikatos ministerijai. O su jumis iki kitų kartų.